Kalvarijų gatvė – tikras skaudulys Vilniaus miesto gyventojams. Čia piko metu susidaro didžiulės transporto spūstys. Automobilių kamščiai ypač akivaizdus Kalvarijų gatvės atkarpoje nuo Ozo gatvės iki pat Baltupių ar net Jeruzalės. Na, o viešasis transportas atskiros eismo juostos šiame ruože neturi. Dėl to tenka dalintis dviejomis eismo juostomis ir su kitomis transporto priemonėmis. Tad keleiviams tenka stovėti kamščiuose kartu su visais automobiliais. Nors ir Vilniaus mieste viešąjį transportą norima paversti prioritetinę transporto priemonę vilniečiams, tačiau šiuo atveju nepanašu, jog šis planas būtų sėkmingai įgyvendinamas. Žmonės skundžiasi, jog keliaujant į darbą ar kur kitur kiekvieną dieną piko metu tenka išvažiuoti net 15–30 minučių anksčiau tam, kad pasiektų norimą vietą laiku. Kad ir kaip bebūtų, Kalvarijų gatvėje visgi buvo atlikta rekonstrukcija prieš keletą metų. Tačiau rekonstrukcijos darbai buvo tik kosmetiniai, įrengtas plačius dviračių takas, kurio nauda vilniečiai abejoja. Tad kyla klausimas, ar nebuvo galima paaukoti šiek tiek žaliojo ploto, esančio tarp gatvės ir dviračių tako, ir įrengti papildomo eismo juostą viešajam transportui. Tokiu atveju važiuoti troleibusais ar autobusais tikrai būtų greičiau ir turbūt padaugėtų žmonių, kurie iškeistų asmeninius automobilius į viešojo transporto teikiamas paslaugas. Tokiu būdu sumažėtų lengvųjų automobilių ir mes patys mažiau dustume nuo savo pačių automobilių išmetamųjų dujų. Renovuota, bet tai nežinau, architektas ar kas negerai tai padaryti. Nemanat, kad čia yra problema, tarkim, piko metu ypač? Baisi. Čiagi būna iki Baltupio viršaus. Iki Jeruzalės beveik, kartais būna, kad ir vakar. Žmonės, kurie važiuoja piko metu dar autobusais, tai jie sako, kad pusę valandos ir net anksčiau. Žinoma, aš vakar važiavau nuo čia iki teatro 40 minučių. Su autobusu, ne. Nors atrodo, kad autobusu, aš grinai, 100% įsitikinęs, kad autobusas per piko valandas yra žymiai greičiau. Ką daryt, aš pavyzdžiui galvoju, ten, kur atsiranda autobusų takas, toliau iš Malūnėlės. Ten tiek vietos daug. Pėstiesiems padarė porą metrų ar ten pusantro metro tą takelį, o pievos kiek tik nori žinoma gražu, žalia, tvarkoj, bet reikėjo padaryti dar vieną, trečiąjį ar ketvirtą. Tai va, po tos renovacijos tai sutvarkė tik paviršių. Paviršių tik tai ir viskas. Nemasto, aš nežinau, pas mus daug kas taip nemasto. Masto tik apie savo kišenę. Na, o tuo tarpu, kai miesto valdžia į miesto kelius žiūri pro pirštus, gyventojai ir toliau džiaugiasi kasdieniais kamščiais, vėluoja į darbus, dėl to nervinasi, patenka į eismo įvykius bei kvėpuoja transporto išmetamosiomis dujomis.